Tamsios mėsos kepsnys. Banginio mėsa. Galima naudoti bet kokią kitą tamsią mėsą, pavyzdžiui, jautienos išpjovą. Supjaustoma riekelėmis, nuo jos pašalinami riebalai ir sausgyslės. Iš sojos pupelių pastos, laimo, aliejaus, vyno ir pipirų gaminamas marinatas, kuriuo įtrinama mėsa. Marinuokite apie valandą. Stenkitės nelaikyti per ilgai, nes tuomet iškeptoje mėsoje jausis tik marinato skonis. Vėliau kepsnį trumpai iš abiejų pusių apkepkite įkaitintoje keptuvėje. Neperkepkite mėsos, tegul ji būna pusiau iškepusi. Prieš patiekiant mėsą, ji kelioms minutėms pašaunama į įkaitintą orkaitę. Kiaušinis, sporto vynas ir putojantis vynas supilami į indą ir plakami, kol nesusidarys vientisa puta, be didelių oro burbulų. Kai dėsite padažą į lėkštę, jį reikėtų apdeginti lėkštelėje, kol ploteliai įgaus aukso spalvą. Tik pabaigoje žalumynai su prieskoniais sudedami į padažą, kad neprarastų savo skonio. Prieš marinuojant kiaušinių trynius padaromos produktų mišinys, kurį reikėtų pašildyti iki 80 laipsnių temperatūros. Mišinys užpilamas ant trynių. Viršutinis kiaušinio sluoksnis lengvai sukietėja, o kiaušinis įgauna marinato skonį ir šiek tiek pakeičia savo spalvą. Garnyrui daržovės labai plonai supjaustomos. Iš cukinijos pašalinamos sėklos. Ant keptuvės apkepame smulkiai supjaustytą česnaką ir svogūnus su alyvuogių aliejumi. Sudedame daržovės, trumpai apkepame, įberiame prieskonius pagal skonį ir plonai supjaustytus trumus. Norint pagaminti putas, jums reikia sumaišyti sultis su sojos milteliais ir gerai suplakti.